va čia nais visur jie gyvena šitose kambariukose, palatose. Reabilitacijos centras Naujas gyvenimas Latvių kaime įsikūrė prieš 3 metus. Jame naujo gyvenimo šiuo metu ragauja 11 buvusių narkomanų. Aš ten jau narkotikus pabandžiau pirmą kartą narkotikus būnant 15 metų ir kažkaip buvo labai smalsu pabandyti juos, nes tuo metu narkotikai buvo labai madingi ir jaunimas visas buvo susidomėjęs ir kažkaip, ir aš net neįvertinau situacijos, kad mano gyvenimas gali būti sugriuvęs. Nes iš tiesų aš buvau vaikinas, kuris mėgo sportą, tikrai kažkaip žaisdavau krepšinį, mėgau bėgioti ir tikrai buvo geri pasiekimai mokykloje. Net neįvertinau situacijos, kad pabandęs tuos silpnus narkotikus aš pateksiu į tas pinklės, iš kurių aš paskui negalėsiu įsikapstyti. Ir galiausiai laikas bėgo nuo tų silpnesnių narkotikų, vis ėjo kiti ir galiausiai daėjo iki to, kad aš pabandžiau heroiną. Ir pabandžiau heroiną ir tai bandžiau vis pateisinti save, sakiau, kad aš vis tiek ne narkomanas, va tie, kurie leidžiasi heroino, va tie yra narkomanai, o aš tik tai rūkau jį, kas čia tokia. Galiausiai laikas bėgo ir aš pradėjau leistis, tada aš vėl pradėjau save teisinti. Sakau, va aš ne narkomanas, va tie, kurie važinėja į čigonų taborą, va tie va yra narkomanai. Aš niekur nevažinėju, va čia heroiną vartoju. Ir kol neatsitiko taip, kad atsidūriau pats taborė ir pradėjau važinėti tą čigonų taborą, ir pradėjau leistis narkotikus. Ir galiausiai šitie narkotikai sugriovė visiškai mano gyvenimą. 8 metai pralėkė. Ir aš atsidūriau vienas niekam nereikalingas, neturintis vilties, neturintis jokių tikslų. Nuo manęs visi nusisuko. Ir galiausiai mama jau pradėjo įtarinėti, sako, kas atsitiko, kas atsitiko, kodėl dingsta daiktai. Ir aš aišku pasakiau, nes man tikrai buvo bloga, prasidėjo tos vadinamos lonkės ir prašiau pagalbos pas mamą. Вот здесь комнатка сделана. Тут они пьют, столик расширяется здесь. Открой. You're good? Привет. Привет. Как дела? Как дела? Здорово. Ребята, вставайте. Как дела? Мы с реабилитационного центра. Vienintelė sodybos moteris, niekada narkotikų nebandžiusi Olga, reabilitacijos centro įkūrėjo Marijaus žmona. Svarbiausia buvo, kad būtų ramybė, nes aš kai susitikau su Marijum po tiek metų, tai gyvenime toksai buvo taršnis, kad buvo man labai sunku, depresija buvo, labai buvo taip negera, tas žmogus, kuris man labai padėjo išsikapstyti.
Olga, ar neišgąsdino tavęs mintis, kad reikės gyventi šalia narkomanų ir tavo vyras buvęs narkomanas? Ar buvo tokių dvejonių ir abejonių, kad su tuo žmogum aš negaliu būti? Pačiai pradžiai tai ten, kol aš jo taip iki galo nepažinau, tai vis tiek visokiausiai kilo ten, būdavo sustresuodavo, galvo, aha, ten žinot, kaip visą laiką būna, jau sustresuoja, nueina ir ten prisigeri, ten prisivartoja, bet aš esu rami visiškai dėl jo. Jis dabar, kiek išvažiuoja, pavyzdžiui, jis turi ten darbų, ten bažnyčios, ten dar kažkur tai išvažiuoja, aš esu rami dėl jo, man nereikia sukti galvos, kur jis, ką jis ten veikia, su kuo, aš jo pasitikiu. Aš to ir norėjau, aš esu rami dėl jo visiškai. Dėka tokių reabilitacijos centrų žmonės gali turėti viltį, nes daugelis mamų, daugelis tėvų yra nusivylę ir jie yra nuleidę rankas. Jie jau galvoja, kad vilties nebėra. Jau daugelis nurašo narkomanus, daugelis nurašo alkoholikus. Viltis visą laiką yra. Aš visą laiką sakau, jūs nežinote, kas gali atsitikti su to narkomanu arba alkoholiku. Gal po 10 metų jis gali būti tavo direktorius. Niekada negalima nurašyti tokių žmonių. Jie visi yra geri žmonės, jie yra geri tėvai, jie yra geri vyrai, jie yra geros širdies, tik jų gyvenimas, tas jų charakterio tie defektai, jų tas gyvenimo nuklydimas iškreipia tą visą jų gyvenimą. Dėl to viltis visą laiką yra. Nereikia nuleisti rankų. Aš žinau, kad mano mama, dėkoju jai, kad jinai niekada nenuleido ir nenustojo tikėti manimi. Jinai kovojo iki paskutiniųjų. Aš buvau 7 kartus reabilitacijos centre, aš bėgdavau atgal vartoti. Bet grįždavau ir vis tiek prašydavau, mamai padėk, sakau, padėk. Jinai nenuleido rankų ir dasimušė. Mūsų Nikodemas. Nebalsuoja, leidžia į antrą fazę, leidžia. Antroji fazė, kuri trūksta 3,5 mėnesio. Tai atsakomybės, ribotų kontakto ir atsakomybės fazė. Marijus su komanda narkomanų ieško Landynėse ir kviečia gydytis. Jei galėtų, jis iš alkoholio ir narkotikų liūno ištrauktų visus nuo priklausomybės kenčiančius žmones.